Labas rytas visiems. 6:00 mes jau garaže. Ruošiamės išvažiuoti. Vakar viską susikrovėm, pasiruošėm, kad būtų galima šiandien sėst ir lėkt. Tai įdomu, ką chebra veikia. Stovėja ten. Dirba, žiūrėk. Žiūrėk, kaip dirba chebra. Žiūrėk, va, dirba. Suremontavai? Dirbu. Labai gerai. Nu, ką veiksi? Kažkur reikės kažkam kažką skaityti, nežinau, 600 km Rokiškį pravažiuoti. Nusipratau. O tu ką planuoji veikti? Aš tai važiuoju kaip žiūrovas. Labai gerai, galėsi Palaikymų komanda. Balėjai. Tai va, viskas, mes lekiam, nes 2,5 valandos kelio. Šios išbalės. Gerai jau Nuo lempo apšvietimo. Supratau, tai va, lekiam. Sustoji Viada kavutės, atšaltos iš ryto, o kas pas mus parašyta? Krispo yra. Taip, yra Krispo. Tai va, jeigu čia pažiūrėtume, tai Viados degalinėje galima rasti visokių Krispo kvapų. Jeigu norit palepinti savo automobilį, tai galite užsukti į Viadą ir Viadoje rasite Krispo kvapukų. Ta proga mes ir pasikvepinsim savo sportinius automobilius. Sustojom pasirita, papusryčiaut. Praėjom administracinę, praėjom techninę, susirašėm jau 3 dopus. Tai pusryčiai pietus. Tai biškį paužkandžiausim ir lėksim. Susirinkom turbūt pačią įdomiausią kavinę, ne? Nu jo. Ieškojom kokios geros valgyklos, labai silkės norėjau, bet gaila prašovėm ir nebėra šiandien jau, tai teka tenkintis žirnių sriuba su vištienos kotletu. Bent jau gal skanu bus. Ne, turėtų būti gerai. Tai va, pavalgom ir liks dar ganėtinai ką susirašyti. Dar spėsim pabendrauti. Nu, ką tu? Ką veiki? Tai jau atvažiavau į Rokiškį, savęs pernai metų sąskaitas, kai baigėm 2 bėgiais. Nu, tai buvo įdomu, įdomi patirtis buvo. Jo, tarp kitko, praeitais metais tik nusipirkę mašiną, pirmas mūsų ralis buvo Rokišky. Tai pirėjo dėžė iki tol, kol finišavom paskutinius 3 dopus su 2 bėgiais likusiais mašinų. Antras ir ten 4 ar 3, kažkas tokio. Neturėjom nei atbulinio, nei 1, nei 5, nei 6, tai buvo įdomi patirtis. Jo. O Tai šiaip turbūt visiems naujiena, nu, kad aš atsiradau. grįžo jis grįžo. Jis ramiai žmogelis, be streso ir grįžo. Tai ką, susirašėm dopus, dar apsirašom, važiuojam technikinę, apsirašom ir tiek žinių. Mes šiandien dieną baigiam pasirodymus, susirašėm visas trasas, susitikrinam viską, prasidėjom administracinę ryte, prasidėjom technikinę 2 valandą, susirašėm viską, automobilis mūsų jau stovi serviso parke, serviso automobilis irgi, Giedrius su Žilvinu dar susirašinėja. Jo, jau irgi palei galą. Mes jau važiuosim daug maž ilsėtis, o Labenskas su Žilvinu tai turi dar 9 valandą nulinį susirinkimą, tai jie bus vėliau. Tai ką, mes jau turbūt lauksim ir namuose, o rytoj ankstyvą turbūt 5 keltą, ne? Ne, yra. Nu, 6, bet... Nereiks kokią 7. Ir marčiau, nepasitikėt. Viskas kaip ir pasiruošę. Paskutiniai prižaidimai. Marčiui rytoj liks diržų pasireguliuoti. Tada ten GoPro, visokios smulkmenos. Realiai viskas, nu. Šudeliavimas vyko. Jo, bet šiaip tai viskas gerai. Viskas eina pagal mūsų planą. Varžybų vadovas eina. Labą dieną. Kaip varžybos paruoštos? Tai kaip ir nuotaikos geros, aš manau, ne? Rytoj gal jau bus nelabai, bet šiandien geras. Na, rytoj dar rytoj. Jo, labai šiaip. Man tai įdomiausia yra
Miestinis greičio ruožas. Jo, nes... Jo. Suktas, susuktas, persuktas. Tik į kitą pusę. Jo, šiek tiek prailginta kita dalis. Nieko, viskas bus gerai. Kilometrų daug, greičio daug ir tikslių posūkių daug. Tramplinų daug. Nu, žodžiu, visko yra pabiškė, tai bandysim atlaikyti tas reikalus. Bet tai yra rytoj ir poryt klausimai. Šiandien poilsis. Labas rytas, vyrai. Labą. Labas. Kada jūs kėlėt? 6. 6. Kada čia buvot? Daug ką kėlė. 7 po 7 gal kažkiek. O mes tai tvarkingai, iki 11. Aš tai girdėjau, kai jie tą... Nu, kaip tas miegas? Biški mažoka, bet jau. Žinai, vakarė pasiviljaus nuovargis kažkoks, o dabar. Kaip pasiruošę jūs šitą? Šiaip tai gerai, viskas tvarkoja, vienu žodžiu, kadangi užduotis mūsų užtikrinti saugą, tai mes labai smarkiai tuo neapsikraunam, turim savo planą, mes įvykdomės, pabandėm su čia statės, pažaist nesigauna, atsistatėm atgal, ta prasme kažkaip. Linkėjimų iš Rokiškio, mama. O mes tik ką? Šiaip tikrai, lyginant su kita komandos dalim, pamiegojom visai neblogai. Mums nepriklauso nei shakedownas testinė, mes nevažiuojam, nes nelabai turim ką testuotis, ką tik testavomės Šilaliai. Tai... Neturim ką testuotis. Neturim, nes... Neturim. Rokiškis pats geriausias testas. Žinokit, hebra, turėkit omeny. Jeigu gyvenime reikia testų, tai... Ypatingai man geriausias. Jo, į Rokiškį, va. Ypatingai man šitas testas. Nereikia, ne? Ne, prisiminimui. Čia iš praeitų metų jis turi atsiminti, kaip reikia važiuoti ir viskas. Kai profesionalas pakėlė vidurį nakties ir už vairo gali sėdinti, arba už šturmano kėdės. Tai va, biškį pasipakuosim dar palapkę, nes pranašauja, kad gali lyt pradėti. Į lentyną kažkur tenai. Tai kaip ir viskas tvarkoj. Technika lyg tai viskas tvarkoj. Vakar dar pasižiūrėjom kompiuterio parametrus, kaip ten kas veikia. Tai kaip ir viskas ok, jokių klausimų šiuo metu nėra. Pusė 3 išvažiavo. Pusė 3, ne? Pirmo. Kažkur ten. Pirmas automobilis pusė 3 startuoja. Tai mes kokią 3 turbūt, plius minus. Tai bėgti reikia į kitą pusę. Tai kaip ir viskas yra tvarkoj. Pamatysim greitų metu. Reikia ratukų. Tai va, šiaip tai viskas kaip ir gerai, kaip ir pasiruošę. Padangos ne visiškai naujos, o važiavę esam su jom Mineralė, bet Mineralė tikrai padangas pasaugojom, kažkaip nieko atsitiko. Realiai labai minimalus nusidėvėjimas, tai tikrai 5 greičio ruožam užteks. Nu, 54 kilometrai negaunas kažkur. Tai, nu, tikrai užteks tų padangų, viskas tvarkoj. Servise mausim bent jau priekį, tai visiškai naujas, greičiausiai ir galui. Turime ten visokių dar klausimėlių su padangom, bet manau, kad viskas turi būti tvarkoj. Tai Marčius jau ruošiasi? Reikia. Neišaugai dar? Ne, reikia diržus susivaržyti. Jo, nes kai po tomuko atsisėdo į diržus, tai ten dar, turbūt dar aš arba antras tu tai tikrai tilpto, ne? Drąsiai. Kadangi vakar patingėjau, tai šiandien reikia. Taip, bet turim laiko, nėra ko skubėti. Vakar nenorėjom visų darbų apsikrauti iš karto, ko ten ant patempimo. Yra to daug gražaus laiko. Jeigu būtume važiavę kvalifikacinį, tai jau nebūtų kur dėtis. Tai va, turim čia tų padangų. Visiškai nauja. Ir dar vieną mašiną turim, tai, nu, turim tų padangų, jeigu ką Pirellis šalia, tai esam atsidėję biudžeto, jeigu reiktų padangų. Tai... Pirellis sakė duos? Jo, Pirellis sakė duos. Tai kaip ir viskas tvarkoj. Tik tai turim vieną problemytę, kad neturim kas kuro mum užpila, bet prašysim greičiausia Grikienio mechanikų, kad užpiltų. Tai... Jo, eisim pro visus iš eilės. Būkit žmonės, būkit. Gal Vaičiūno mechanikas. Nu, tai kaip sakant, jo, čia ne problema, tikrai hebra padės mums šioj vietoj, o toliau tai
nelabai yra ką daugiau padiskutuoti. Serviso parkas dar ramus, dar nesijaučia ralio dvasios visiškai. Visi tik slankioja visur, o jau jaučiasi, jau iškart jaustis pradėjo. Į formą sportinę. Nu, supratau, tai žodžiu, einu aš Hebrai padėsiu tą palatkę pastatyti, nes ten dviese tokios palatkės netaip lengva. Pasimatysim. Tai kol Žilva pasikuis? Jo, kol Žilinas pasikuis, biškį pašnekėsiu. Važiuosim su Žilinu į pirmą greičio ruožą, tai atidarinėsim, galima sakyti, greičio ruožus, nes nulinio ekipažo toks ir yra tikslas užtikrinti, kad dalyviai visi, tiksliau žiūrovai, visi saugiai stovėtų ir galėtų atsidaryti vadinamas sportinis kanalas. Tai važiuosim su savo Kem 6, turim tokią dydžią sireną, kuri kaukia nežmoniškai tiek vidai, tiek išoriai. Ir mūsų tikslas yra ne greitai pralėkti, ne ten įspūdingai, ne kažkokį kadrą pagauti, kodėl švitrėlį jau daug kadrų turim. O mūsų tikslas yra užtikrinti saugą, kad dalyviai galėtų spausti ir nevaikščiotų tiek pagėrę įdomių sulčių žiūrovai ar šiaip kažkokie nučiuožę galbūt į šoną žmonės. Tai vat, kad žiūrovai netrukdytų dalyviams sportuoti ir varžytis šitose puikiose Rokiškio ralio apylinkėse. Kaip gražiai net pašnekėjau. Tai surimuota, rašeisi, kalbą rašeisi. Prisnaudęs buvau. Jo, tai važiuosim, laiko mums visiškai nėra apribota, yra laikas, kada reikia išstartuoti. Tai berods 14:55 kažkas tokio startas mūsų, išstartuojam, pravažiuojam, važiuojam į antrą greičio ruožą ir ten sėdim, laukiam, neduok dievė reikės antrą kartą išvažiuoti tą patį greičio ruožą, kas yra neplanuotai, tai tada reiškia buvo ar pumpa ar kažkas, tai tikiuosi šito neprireiks. O jum irgi neprisidirbat vyrai ir susitinkam po miestinio. Stengsimės. Iki. Kaip Žilva? Šturmanai tarėsi, ne? Pas mus posėdis. Mes pasitikėjom. Taip, kokį gėrimą reikia čia laikyti. Ne, tai gėrimas tai geras. Permatomas kažkoks, matau. Ne, nu tai tu O galvoji. jūs gėrimo turit, nepaduoti jums šaldytuvo? Po šalia. Nesidės už šalą. Ai. Čia turi špargalkių prisirašęs, ne? Kodavimai vyksta važiuojant. Jo, kodavimai čia. Nu, bandom, aišku, priklauso. Nu tai taip. Nieko, viskas čia bus gerai. Mūsų funkcija neliekti. O užtikrinti saugą, tai taip, kad mes nelabai. Praktika. Taip. Tai mes tiesiog renkame savo kilometrus, ta prasme. Tiek mano stenogramos pačiam susirašyme, tiek jos skaitime, tiek... Nu jo, per vakar susirašėt 5 mineralius beveik. Nu, tai vat būtent, tai ta prasme, tai tiesiog, liuks. Šituo klausimu dirbam ir viso. Susižiūrim, žinai, vėl vis tiek. Tie patys kilometrai sukami, mašina vėl, žinai, tai taip pasistatai, nu taigi greičio nėra. Pabandai vienam posūkį vienaip, kitam posūkį pabandai kitą metodą. Tada Nu taip, gali pažaisti, jo. Jo, nu tiesiog, sakau, mūsų funkcija, mūsų greitis, va dabar čia buvo vidutinis jo, 5 km. Nu tai ar čia greitis? Maksimas buvo 120. Mingralį važiuojam 105. Užtat kaip kvepia Krispo kvapukas. O čia tai Aš ir galvoju, kas čia kvepia pas jūs taip. Vanilė. tai va. Žilva įsiskalbė aprangą. Tarp kitko žmona įskalbė prieš tas gonkas. Ne, aš vienas matau, čia skalbiausi ir ruošiausi. Supratau. Gerai, ką vyrai? Gerai. Ramiai, mes pabandysim irgi ir pasimatysim vakare. Jau susimatom Po 4 be cirkų. Jo. Gerai, čiau vyrai. Davai. Išvieškit mane gerai. Varžybų sustabdymo priežasmi. Žiūrovams nesilaikant taisyklių ir žalio organizatorius gali atšaukti reikalą. Atminkite, kad automobilių sportas gali nesuvykti vietose, kur pažymėti darbais pavojinga zona. Būkite užrakintos, kurias įrengė organizatorius. O mes dar valandėlę turime, ne? Dar valandėlę mes. Nieko neveikimo, susikaupimo. Girdžiu čia apkašnek. Laukiam startų.
Bus gerai, blemba, bet ant patempimo pirmas 17 kilų turėjo. Apšilimui, rytinokai. Kada įsijungt nėra palikta vietos, jau turi atvažiuoti starto linijoje įsijungęs. Nes labai per tiek atstumo, jeigu važiuosi, ne patempimo, ne sportiniu savo greičiu, per tiek gali prarasti tiek laiko, jeigu nori galvoti apie kažkokias vietas, kad paskui jau nebebus vertas spausti. Mes neperspausim, lengva dabar sakyti, ten ir spausti nereikia, kad grioviai atsidurtum. Tik netaisyklingai atlik posūkį, ar netaisyklingai išgirsk, ar netaisyklingai pasakyk ir tiek ir tai reikia. Bet, mes vis tiek žinom, ko susirinkom, žinom, ką darom, o kaip darysim ir kaip gausis, žinosim, bent jau tikime šiandien vakare, o geriausia rytoj vakare. Tai palikėkit sėkmės, mes irgi valandėlę turim, kai jau turim važiuoti per arką, tai pasimatysim. Ką, važiuoja mūsų nauji komandos nariai, Tadas ir Tomas Pupeikiai. Jie jau yra pasiruošę, juda link starto zonos. Jo, Tomas sako, pavaišinsim burgeriais, važiuokit. Mes sakom, tai mes ar taip ar taip žodžiu, visi žino, nėra ką prarasti, žinai. Aišku, važiuojam tada už gorilą burgerį. O tai palat, jūs dar komandai nesituo, kad trečią vietą paimsit dar antrą arba pirmą? Pasižiūrėsim. Reikia dar patempti. Jo, nėra čia ką žiūrėti. Nes keturiesi burgerius valgyti. Jo, man šiandien ką, kaip minimum gazą. Kažkas? Laikykit. Tai va. Ten problema atsitiko pas Hebrą. Neužsikūrė jiems automobilis. Ir šiek tiek vėluoja. Einam padėsim. Buvo Čepkauskas ir Torau, 9 Vėgėlė Saudargas, o 10 užbaigė greičiausias ir Juršys.
8 buvo Čepkauskas ir Torau, 9 Vėgėlė Saudargas, o 10 užbaigė. Buvo Čepkauskas ir Torau, 9 Vėgėlė Saudargas, o 10 užbaigė. Buvo Čepkauskas ir Torau, 9 Vėgėlė Saudargas, o 10 užbaigė greičiausias ir Juršy.
smagu buvo. Nikitukas skambino, jis žiūrėjo visus, kaip visi šoka. Tai pasigirsim, manau, nu, vis tiek tai yra, mum yra azartas ir veikimas. Tai bent jau jo nuomonė vieni iš toliausiai nušokusi tą tramplyną. Bet žinoma, mes ir parėjom su tą idėją, kad jau leist ir leist. Kadangi mums tramplinai sekas, tiek su Subarke mums sekėsi tramplinai. Tai ir čia kažkaip jokių problemų, video atsiras šitam video, kurį dabar žiūrit. O šiaip tai pametėm, išsiardėm biškį palengvinom, tai yra pametėm į balą didelį įvažiavę nuo purslo vandens, atplėšėm sparną, sparnas atplėšė buferį, pervažiavom ir likom su randais, bet apsitvarkėm, izoliacija viską daro, ką geriausia, liko 5 ir ilsėtis iki rytojus. Marčiau, servisas nėra skirtas tuningui automobilio? Kaip tai, kur tai parašyta, parodyti? Kad nėra, ne? Mat aš noriu. Nu, čia šiek tiek pametėm buferį. Galės Hebra toliau ant mūsų daryti, kad nėra. Kaip ten, nėra varžybų be pamesto buferio, ne? Maliai, bent jau visiems įdomiau taip. Tai va, šiaip tai jeigu baigiant juokus, tai viskas yra tvarkoj su automobiliu. Įvažiavę į didelę balą, kadangi 4 dope buvo ganėtinai didelė bala, antrų važiavimų šiek tiek daugiau prisistabdėm prieš balą. Antrų važiavimų, tai yra 4 dopas, šiek tiek, nu ne šiek tiek, ganėtinai greičiau įvažiavom ir pakėlėm labai... Ir pakėlėm labai didelę vandens srovę po automobiliu, tai yra sparnai ir buferis. To pasekoje išplėšėme buferio pusę dalies. Toliau važiuojant dopę pametėm vieną kairės pusės sparną. Tai pasiremontavom, susitvarkėm. Gerai, kad gerbiamas Labenskas Giedrius mums turėjo padaręs vieną nepavykusi buferį, kaip jisai sako. Tai nepavykęs buferis labai gerai šiuo metu tarnauja kaip tokios vietos alternatyva, nes mūsų buferis 3 skirtingos dalys iš jo liko, nes po to pakėlėm per stogą, kitą pusę pervažiavom. Tai viskas kaip ir gerai, automobilis sveikas. Va. Bet baisiausia tai, kad jau antras toks į kolekciją. Moteris yra nepalaužiama. Tai va, mums vyram dar iš to reikia pasimokyti. Taip, tai identišką turim tokį vieną. Tai čia kai su Tomuku kaliam Rokiškę, tarp kitko irgi žiemos ralyje. Tai... Bet šiaip viskas gerai, automobilis važiuoja, jokių problemų nėra. Dabar servisas, liko 5 greičio ruožas miestinis ir šiandien diena bus baigta. Tuomet, kada paveiksim 5 greičio ruožą. Miestinis nusimato pusę mieste, pusę užmiestį, tai yra pusę asfalto, pusę žvyro. Žvyro dalis likusi bus žvėriškai greita, tai reikės tikrai labai stipriai atraitot rankovės, jeigu nenorim prarasti daug laiko lyginant su kitais M5 ekipažais. Tai kaip ir viskas tvarkoj. Planas toks, vykdomas toks pagal planą. Buferį galėjom ir nepamest, bet pametėm ne dėl to, kad kažką padarėm, ne dėl to, kad kažkur nuslydom ar dar kažką. Tiesiog nutiko ralis, kaip gerbiamas Giedrius Notkus pasakytų, tai viskas. Jo, tai... Bet čia, kadangi nutiko mum, aš galėjau lėčiau važiuoti, bet ralį važiuoti lėčiau per balą, nesinoriu sekundžių praradinėti, tai to pasekoje praradom buferį, laiko ne. Tai tokios tokelės. Pasimatysim toliau. Infocentras. Tai ką infocentras pasakys gero? Gerai, gerai. Aš tai manau, kad gerai, miestiniam padarėm daug blogiau, negu norėjom padaryti, bet gyvenimas yra gyvenimas. Susigadinom viską miestiniam. Jo. Net labai susigadinom. Dabar kitaip nebus. Jo, dabar kitaip nebus, o... Rytoj turim ką veikti. Jo, turim ką veikti, bet šiaip viskas gerai, tai palaikykit. Šiaip ką dar palaikyti? Dar... Manau, kad šiaip viskas gerai, suvažiuoti, liko uždaras parkas, visi 5 ruožo įveikti, miestiniam prisidarėm daugiau reikalų, negu norėjom, o rytoj dar turim visą dieną, tai
Rytoj reikia padaryti geriau negu šiandien ir bus viskas gerai. Tai va, iki. Labas rytas visiems. Kaip kelt 6? Sunku, bet kažkaip. Nu, nes mes vakar grįžom. Bet mes vėlokai grįžom, ne? Pusę 11 kažkur. Tai kol pavakarieniavom, dar buvo šeimininkas pirtį pakūręs, nu tai tą progą raumenukus atpalaiduot. Šiaip tikrai buvo gerai, ne? Ir ėjo miegot, nu iš karto nėjo užmigt. Nes pašonė vestuvės buvo. Jo, tarp kitko, 50 metrų nuo mūsų trobelės buvo vestuvės vyko, tai ten hebra tūsinam. Tai mes dieną prieš galvojom, kad reiktų gal į tūsą prisijungti, bet jau vakar nieko nebereikėjo. Tai viskas kaip ir gerai, automobilis jau apžiūrėtas, sakė pamerkė. 3 dopai servisas, pasimatysim po. Nu, po kelintą mes čia esam? 9? 10? 9? Jo, 9. Kaip įspūdžiai? Gerai, fainai. Jo, viskas gerai, yra klaidų. Kaip visada. Bet šiaip tai viskas yra gerai. Mašina bando jau žergtis po biškį, bet dar jie yra kur važiuoti. Dar yra. Tai turim šiokių tokių laisvumų ant pusašių, turim čia biškį reikalų, bet turėtų galbūt viskas gerai. Važiuosim. Žiūrėsim. Jo, padariau tokią labai durną klaidą prieš servisą. Visai gerą tempą turėjom. Marčius sako, kairys 5. Ir spėkite, kur aš sukau. Aš sakau, dešinys 5. Dar kartą reikia kairys 5 sukai 10. Jo, nu kažkaip tiesiog, nu va, galva ir viskas. Nu nieko nepadarys, taip atsitiko, kaip atsitiko. To pasakoj. Čia gal nelabai matos, bet idėja šiek tiek. Jo, duris nuo greičio įsilenkė. Tai, nu čia yra visiškai mano kaltė ir, nu nežinau, kaip tai atsitiko. Atrodo blemba, tikrai klausau, atrodo viskas gerai. Va, te tokia kliurka ir net negaliu pats paaiškinti, ar mintis nuplaukė, ar nu kažkas atsitiko ir tiesiog taip gavos. Čia tai kaip ir po vandens jau visi žinot, tai vis klijuojam, kad nepamestume. Viskas šiaip kaip čia toliau ir gerai, tik atrodom baisiai. Bet viskas gerai. Dabar labiausiai neramina laisvumas pusašiuose priekiniuose. Bet nu, yra kaip yra. Nieko dabar nepadarysim. Tai kiek servisas kitas pusvalandis? Tai jeigu pusvalandis, tai nėra net ką daryti. Abiejų nepakeisim. Labai daug smūgių automobilis gėrė. Tikrai buvo labai stipriai prastas kelias. Buvo labai dobėtas, labai akmenys išlindė. Labai daug provežų, labai gilių provežų. Tai, nu, automobilis dirbo 110% važiuoklė ir to pasakoj, nu, pradedam jaust, kad automobilis irgi pradeda jaust, kad važiuojam. Šiaip tai niekur nekalėm. Iš tuo, ne? Jo, iš šitų nuogulių. Tai kaip ir mechaniškai nieko nepažeidėm automobilį, tiesiog turbūt laikas eina, ralis ilgas, daug smūgių, daug įtampų, daug visko. Šiaip tai kaip ir tie pusašiai tikrai turi laikyti, bet nu, sutikim tai, kad mes ir Mineralius 2 suvažiavom su jais, kaip ir nebuvo problemų. Gal čia yra mūsų irgi kaltė, kad reikėjo prieš tokį ilgą ralį keisti, bet nu, buvom viską pertikrinę, nu nebuvo jokių problemų, tai kažkaip nelabai ir keitėm. Bet vėlgi, galbūt pamoka, kad prieš tokį sunkų ir ilgą ralį reikia daugiau meilės automobiliui duoti. Nors atrodo, kad viskas kaip ir turėjo būti gerai. Bet šiuo metu nieko nepakeisim, kaip yra, taip yra. Liko dar 5 greičio ruožai, tai dar tikrai yra kur važiuoti. Dar liko Mineralio etapas važiuoti. Per šiandien taip, tai jau vieną suvažiavom, pusantro.
Ir viskas šiaip gerai, nuotaikos geros, važiuojam gerai savo tempu, neperspaudžiam, kažkokių labai ypatingų klaidų nedarom, kurios yra susijusios su greičiu. Tik tai mano patirties toka ir visi kiti dalykai kalba už save, būkim bėdni, bet teisingi. Bet kad patirtis atsirastų ir klaidos mažėtų, reikia važiuoti. Kadangi šį sezoną važiuoti negalėjom dėl techninių reikalų. Bet šiaip panašu, kad jau kaip ir į tą pusę, nemarčiau. Technika į tą pusę jau važiuoti. Iš mechaninės jo variklių dalių viskas yra gerai. Jau galim sakyti, kad tikrai tas problemas išsisprendėm. Dabar atsirado šiokių tokių... Ką? Jo, kažką, paieškok. Eina Martis, kad ten parduotuvė. Atsigert kažko šalto paieškos. O šiaip tai viskas gerai. Rezultatą turim tokį, kokį turim. Per vakar dieną 5 greičio ruožą praradom 20 sekundžių, nes turėjom +7 po 5 greičio ruožo paskutinio vakarykščio. Turėjom -12 sekundžių. Tai kadangi 2 ganėtinai kvailas klaidas padariau, tai rezultatas jau iš karto -20 sekundžių. Šiandien mano sukimas į dešinį, į 5 staigų posūkį į dešinę, kai ten reikėjo sukti kairę, kažkas atsitiko. Užlagino mintis, nesuklausiau, nedaklausiau, bet tikrai atsimenu, labai puikiai girdėjau, kad kairys. O kodėl nusukau į dešinę, negaliu pasakyti, to pasakau, to jos teko stot. Sustojom, pradėjom važiuoti atbulom, nepastebėjau, kad po kairė yra medis, įpisom į medį. Taip atsiprašau, kad įsireiškiu, bet jau tiesiog tai buvo. Ir to pasakojo, aplamdėm duris su slengščiu, bet nebaisiai. Duris ten pasikeisim ir slengstį biškį padažysim, ten minimaliai, kaip sakau, nieko nėra. Ir kosmetika, priekinis buferis ir kairys sparnas reikalauja naujo, tai Giedriau, du į priekį. O taip tai... O! Alaus paėmė? Jo, žigulinis. Žigulinis duonas giros alus, ar ne? Tai kaip ir viskas yra gerai, važiuojam, liko suvažiuoti dar 2 greičio ruožus, tada turėsime. Dar 2 greičio ruožai, servisas ir miestinis. Tada 2 ir tada miestinis. Tai, dar yra kur važiuoti. Šalta duonos gira. Gubernijos, labai gerai. Tik po to į tualetą, kad neužsimanytume. Jo, o taip tai manau, kad viskas. Technika laiko, bet atstumas, sudėtingumas ir visi kiti dalykai reikalauja automobiliui labai daug sveikatos. Tai labai tikimės, kad viskas pasiseks. Nors jau automobilis bando su mumis šnekėti, kad jau man beveik toj gana bus. Bet niekada negali žinot. Tai va, pasimatysim. Ate. Ate.
Pas mus patobulėjo Hyundai'us, patapo ledai. Nu, direktorius. Ką? Geras Rokiškio ralis. Labai geras. Su iššūkiais keistis. Nu, bet nebūtų Rokiškis, ne? Jo, mums dar rezervo lieka. Jo, ralis ilgas ir nieko negali pranaštauti ir nieko negali atspėti, kaip kas bus. Tai pasirodymą savo baigiam. Liko 3 greičio ruožai. Patys įdomiausi, ganėtinai. Jo, du tokie patys ir vienas miestinis. Bet mes iki to jau nebedavažiuosim. Reikia bent mašiną iki Rokiškio. Jo, nestovim čia kažkur vidury, žino kur. Ir po valandą laiko. Valandą, ne? Jo. Labai gerai. Valandą su kapeiką. Taip, sakant, laikas pradėtoj tave. Grinai, nes čia kol atvažiuos mūsų kas nors bus, kokios 5 geriausia atveju. Nu. Nežinau, ką padaryti. Tai va, dėkui, kad palaikėt. Ir susimatysim turbūt kitose raliuose. Iki. Paliauk, nieks nestoja. Aš tikiu. Mes važiuojam iš ralio ir sudalyvavom jūsų mergvakarį. Tai ką, sveikinam, laimės, kloties ir iki gyvenimo galo. Nu, tikiuosi. Ačiū labai, Nu, gerą vakarą. gerai, viso. Iki. Baigėsi Rokiškio ralis mūsų. Važiuojam namučių. Jau mes link namų ir pakeliui važiuojant sutikom mergvakarį. Stovi pulkas merginų, tai kaip mes nesustosim. Stabdo mus, o mes, nu ką. Mum gaila sustos. Mum gal padėt, ko galim. Gal mašiną 8 ar ką buvo, gali, ne? ką gali žinot. Mes Taip, kadangi turim įrankių, Taip, viską galvojam, turim, galim padėsim. padėsim. O sako, ne, sako, reikia mums parašus surinkti. Keliai važiuojant, stabdom, reikia surinkti ten, nu, tam tikrą kiekį vardų ir sako, galėsim varyti toliau. Nu, Sako, tai nieks nestoja. Nu, padarėm gerą darbą. Palengvinom. Nu. Tai va. Tai va, bet šiaip grįšim stipresni. Į Rokiškio ralį tai būtinai stipresni grįšim. Nu. Su dviguba jėga. Ir manau, patobulėja gerokai. Nu, reik tikėtis. Ką, tam kartai tiek. Iki. Iki.